baldų, gauruotų, ir gėlų. Ir prie, pakanuoju. Šukuosiną biskį patrumpinau. Žiūrėkit, tas džiaugsmas atkeliavo. Pirmas džiaugsmas tai, va, matėt kada nors tokį. Čia ateinantis ir išeinantis į vieną sugrūstą ir dar padaryta iš plasmasės. Kiekvienas grįžtamas turi termometrą. Čia yra tas pareguliavimas su srauto matuokliu. Tai čia yra tas dalykas, kur čia ateina karštas vanduo ir jis paskirsto po visus šitus vamzdžius. Jie nueina gilyn, išsiraizgo po žeme, betone ir grįžta. Per vieną išeina, išsiraizgo, grįžta. Iš viso aš turiu 7 tokius kilpas per visą namą išvedžiotas. Štai kaip tas namas atrodo. Dabar nieks jo nešildo. O jau žiema artėja, tai reikia, kad jau šildytų. Nu, dar šiltuvo neturiu, bet jau galim jam pasiruošti. Esu niekad gyvenime... Ne, pala. Esu va. Tokį va montavęs, norėjau, svajojau, kad gražu būtų, tai viską gražiai pasidaryti. Nėra čia labai gražu. Dar kai šitą prijungsiu, kam ir reikalas. O čia yra tokie grožiai. Čia jau labai high-tech. Čia yra ir termometras. Ir čia užsukt atsukt gali. Čia yra toks labai geras deaeratorius. Man atrodo, netgi jeigu oras yra tik ištirpęs, jis jį išbaladojo, nes ant toks tinklelis yra. Tai čia yra tik tai slėgis, termometras su užsukimu, deaeratorius. Ne, čia ateina karštas vanduo, jis jį deaeruoja iš karto, čia jis išeina, dėl to turi būti bent jau atkarpa šitą aukštesniam taške. O čia yra filtras, kuris yra, neturi smulkaus sietko, bet ten tokia kažkokia technologija patentuota, jis čia kažkaip eina ten ir tipo viskas čia nusėda ir ten paskui praplauni ir dar čia magnetai yra, jeigu ten kažkokių gelažų prisirinktų. Čia lygiai toks pats matysi grįžtamą temperatūrą, tada čia papildymas atsiranda. Ir problema ta, kad čia va šitas visas yra maišas. Šitus kabinsiu čia, nes čia per skylę ateis iš lauko, iš mano bloko karštas vanduo, pašildytas, na, ar ne? O čia jis pasiskirsis ir tarp čia, jeigu aš tokią čia kilpą darysiu, tai čia bus toksai, čia reikės deaeratorių, čia viskas užaus, o aš čia noriu taip gražiai uždaryti. O pro tuos prakišti ten, nu, būtų galima. Ale šitie labai maišosi, va. Būtų jie trumpesni arba aukščiau, tada jo, bet dabar jau čia tingi, tikrai čia nieko neperdarinėsiu. Tai tokie 2 vamzdžiai, 32 plus dar apšiltinimas, čia, nu, ir taip jau jie netilps dabar. Tai yra opcija, tada tokia kalkuoziška, kaimiška. Čia padėti jos, tiesiog jo čia praeina ir čia užleina. Nu, labai jau man taip negražu, bet jeigu ką, galim ir perdaryti. Čia tas vamzdžiai, labai jau čia jų daug nusipirkau, čia man jų reikės labai nedaug, bet, nu, turėsim atsargai, jeigu sugalvosim perdarinėti. Čia yra peksas, tai žiauriai sunkiai lankstosi, jau čia turbūt net tokių, nežinau, gal čia tokia vidinė spiruoklė kišus kažkur ir palenkčiau kažkiek. Nu, bet čia tokie reikalai, vat. Čia irgi nėra šitas, kad labai jau nesimaišytų, geriausiai tai būtų jį va čia pastatyti. O, tai va, bet tai, kad čia šitas maišas. O čia mes jį galim padėti, pažiūrėkim, kur čia geriausiai atrodytų. Čia. Kaip darytai svais, nesveiks, manau. Meistrai darytų rimti profesionalas, tai aš jau pareikalaučiau biškį rimčiau daryti. Čia jau tai padaryta, tai kokia čia situacija, darau geriausia, ką galiu. Nežinau, nu kaip čia reikėtų pradėti, tai po galgulšiuką prisisukau jį, o dabar įsivaizduoju, reikia tiesiog tokie yra specialios jungtis, jau eurokonusai gal vadinasi. Nu, žodžiu, tik reikia nesumaišyti, įimas išimų, pum, jos čia visus sujungti. Nokit, labai smagiai einasi. Pažiūrėkit, kiek čia liko. 1, 2, 3 pajungti, šitie 3. Parodysiu, kaip čia darosi. Dabar jungsim 5, jo. Geras. Pirmas nuostabus įrankis yra tokios replytės. Su jom galim pirštus karpyti, bet nebūtina. Pasimatuoju. Čia jau reikia atkalti rankytę, nes mes norim, kad būtų nei per daug gerai, nei per daug blogai. Tikėkimės, čia neapsišauksiu. Kitų jau nefilmuosiu. Žiūrim, stebim, atsikirpam. Nu, neblogai.
Tada turiu tokį kalibravimo įrenginį, nes kai kerpi šitas biskis susispaudžia, tai galima taip įkišti, čia yra specialiai skirta, taip prasukioji, oi, kaip gerai. Tada turiu tokį, čia įdomiau, čia yra kokia firma, Barberė, čia labai rimta firma, žiūrėkit, čia iš vis guminiai, va tokie. Šita dalis įsikiša į vamzdį, bet prieš tai reikia nepamiršti šitos dalies. Va taip, užsideda, tada įsikiša į vamzdį. Ir šitas vat yra guminis, gerai įsikišęs, mes jį labai gražiai įstatom. Šitą skylutę, šitą užmaunam, aš taip palaikau tiesiai gerai įdėtą, kol gerai įsiverš, kad nepabėgtų. Tada po ranką atsangutės ir užveržiu. Neįsivaizduoju, kiek čia stipriai reikia, užveržiu stipriai, bet ne per stipriai, kad netraškėtų. Nes jeigu nedaverši, tai gal bėgs, jeigu perverši, tai trūks tada. Taip darosi. Va šitie man patinka, nes čia bus lengva vamzdį užkišti, o šitą va biškį per ilgą palikau, dėl to jis taip nusilenkęs, tai ten jau sunkiau bus įkišti apšildomą vamzdį. Tada tam, o taip atrodo išbaigtas. Aš kaip suprantu, čia reguliuojasi srautas ir čia rodo tą srautą. O čia galima uždėti gal dar tuos papildomus prismaugėjus automatinius, tarkim. Aš įsivaizduoju. Dabar čia užsukta, bet jeigu atsuksi. Tai va toks yra metaliuks, būna tokie automatiniai, su vieną tokį daręs. Nu, atitinkamai reikia kažkur temperatūrą pamažinti, bet mes čia to viso nedarysim. Viskas paprasta, paprastiem, susireguliuosim ir tikėkime, kad be papildomos, nu ne tokios, bet mažesnės reikia, tipo gali prireikti 5 litrų papildomos talpos, kad 8 kW dažnai nesijunginėtų. Imsim 8 čia jau taip, čia taip tokia viršutinė riba. Nors pagal normaliai, iš tikrųjų pats tas, jo. Bet jie moduliuojasi, aš įsivaizduoju, jisai gali dirbti ten, tarkim, 1 kW galingumo ir tada gerai. Mėgaujuosi aš dabar. Mėgaujuosi. Gyvenimu vienam miške, šeima išvažiavusi jau 2 naktį. Telis išaušo, žmonelė sugrįžo. Ir jinai labai užsimanė sumuštinį. Dėl to nusipirko keptuvę. Ir sumuštinių donos. Ir šlapenkos. Ir brangaus veganišką majonezą. Iš miško tai lapai nukrenta, tik toks parkeliukas lieka. Išskyrus kur eglės. Nu gyva, parodysiu, ką aš čia pridirbau. Gaila prieš, nenufilmavau. Štai šitą zoną tvarkiau. Dar čia reikia su grėbliu, čia su technika dirbau. 3 tonas kažkur išvežiau niekšį. Šitą šlaitą padariau, jis buvo čia va iki čia ir toks kampas. Čia padariau tokį tešlas čia dabar, kol susitryps, tai čia per molius nešim namo. Čia labai daug išėmiau. Čia buvo irgi toks kalnas. Tai galvoju, čia prisnigs ir viskas tada pradės bėgti į valymo įrenginį. Tai šitą kalną išnešiau, čia pragilinau ir šitą kalną išnešiau. Dabar su grėbliuku pavaikščiot, čia natūrali gamta užsisės ir jau čia kaip ir sutvarkyta. Čia kažką pabert reikia sugalvoti. Dėl pabirimų tai apvalus akmenukai spardosi. Jeigu storas sluoksnis sunku eini, kaip ir smėlį kokį, ta prasme, sunku eiti. Vežimas stumt sunku. Jeigu skaldelė dėdi, jinai tokia labai agresyviai yra, reiškias, basas jau nepraeis, tai tokia nemalonė, bet kur iššokį basas, ai. Tai sprendimas yra plonas sluoksnį akmenukų dėti. Biškai susitripia gali dar dadėti, jie kažkokį daro tokį stebuklą, kad jie tokie porėti yra ir labai išgarina drėgmę ir kai palyja ar kažką saugo, kad neįsiteptų molių, neįsiklampuotų, kažkaip taip padaro tokį pagrindą. Ir kaip sakiau, džiovina. Nu, tokie faini. O va maltas betonas, jis labai nemalonus basam vaikščiot. O va akmenukai tokie va. Skirtingi irgi būna. Jeigu tokie va, tokios spalvos daugiau, tai ne taip gerai džiovina. Šitie geriausiai džiovina. Bet ir šitie gerai džiovina. Tas kaušas va. Oi dirba. 3 tonas vakar išvežė. O namas puikiai matosi jau nuo kelio. O
vasara beveik nesimato. Dėl to aš selektyviai atrenku eglutės. Čia jų yra daug mažyčių. Va, tokių mažyčių daug esu palikęs. Jos pradės čia subręsti. Mažesnius kažkokius menkaverčius kitus medelius išimu, kad šitas turėtų kaip stiprėti. Ir čia jų daug yra. Čia jų visur. Jos biški pauks. Viskas. Nebesimatys namų. Aišku, čia pravažiuoja per dieną maks viena mašina. Bet aš mėgstu privatumą. Man viena mašina per dieną jau daug. Čia va tokį stebuklą parodysiu. Ličio batarkės su geru BMS-u. Laukia čia savo eiliai, kada į trobelę lūną nunešiu vietoj tų švininių. 1,5 kW, čia 1,5 kW. Catsa. Žiauriai gerą kardiją mankštelę padariau su grebliuku. Ir dabar jau čia mažiau matosi, kad čia yra kažkoks dirbtinis įsikišimas. Viskas to lygiau. Dabar natūrali gamta užaugs. Šitie truputį iškišti. Čia jeigu kaupsis vanduo, čia buvo tokis barjeras. Jeigu sniegas nesusikaups, jisai tirpdamas tenais viską skies. Dabar čia viskas nubėga. Čia yra drenažas. Dar noriu antrą žiedą toliau padaryti ties čia. Ir tada viską akmenukais užpilti. O, prie sandvičą. Aš čia dovanų gavau gerą labai lemenę. Bandžiau sustriukę tokią skezį, užsidėjau lemenę, megztukas, dirbi sunkiai, bet neperpučia nugaras, nes užlambiu, kai sustriukę. Žiauriai geras stogas, nereikia iš latakų lapų rinkti, nes tų latakų nėra. Kaip patikrinti, ar balionuose yra dar dujų? Nedaug. Matot, nedaug, bet dar yra. Girdit, kaip lyja. Pila. Ant sandvičiuką. Žiauriai man patinka čia, tai sprendimas buvo. Kai nueisiu mėgamai, nieko nesigirdės. Labanakt. O, disko vyrai, ką čia atvežė? Nusipirkau žolinę, šitą lavytę. Tada eisim rinkti. Įsivaliau grindį su vandeniu, su muiliuku. Antrą procedūrą šitie. Uždėtami šitie, bet aš jau esu pasimokęs. Alėjuota nelimpa. Dėl to senas geras mano draugas gal kažkiek padės. Man tai iš tikrųjų patinka toks grubus primityvizmas. Pažiūrėkit. Puh. Prisukį. Buh. Sio. 3 ryto žiūrėjau Netflix serialą, kaip Fukushima sprogo. Ta prasme, aš atsimenu tos įvykius, labai sekiau tada, buvo labai įdomu. Ir serialiuką suradau ten vaidybinis nedokumentas. Tai iki 3 ryto. Opa, o šitą paskui 7 labas rytas, einam žaist. Dabar aš kažką sumaišiau, nu bet nieko. Žinai, prie kom tie žoliniai baldai man patinka. Vienas iš privalumų yra, kad jo pačio dalis gali panaudoti, kad biškį pakalt. Ir jokių žinių. O su pušelė pakalsi ir jau ne kažką. Žiūrėk, aš robotas lipa robotas pastatė. Nu, smulkių klaidų visur pasitaiko. Čia rašo 6. Nors realiai yra tik 4 skylės ir tik 1, 2, 3, 4 varžtai. Sako, jau man naują telefoną reikia, nes jau ruduo prasideda, jau taip prastai tamsoj filmuoju. Jau papasakai? Ne. Tai ką žinau, 200 eurų? Ne,
ąžuolas, čia klijuota yra. Bet vis viena, 200 euriukus su grotelėm, grotelės dar reikia užsidėti, plus 35 eurai atvežimas. Kodėl? Todėl, kad čiužinys ant žemės gulėjo, ten jau papačią aš pačiupinėjau, taip jau vėsiai, taip dar nešlapia, bet taip, negerai ant žemės, jis nekvėpuoja. O čia jis kvėpos, tai va, labai apsidžiaugiau, laukiau, vakar sakiau, šiandien atvežu. Grotelės, tai tik tai paėmiau maksimaliai didžiausią kiekį, koks buvo, bet vienai lovai esu nupirkęs monolitinius, tokius uosinius pagaliukus, ten gal 5 eurų kainavo, bet ir ten tai gali šokinėti ant tos lovos, kiek nori. O čia tai jau, aš manau, jeigu aš šokčiau su viena koja, tai gal ir lūžtų. Prie gal ir galėjo šokinėti. Taip patinka, bet tu taisėjai, man nepatinka, kai tu taisai, bet aš nenoriu daryti tai. Atsibodo, tau nori žaisti su manimi, ne? Taip. Supratau. Einam žaisti. Buvo ir tas jausmas. Po metų vargo. Vargai nesibaigė, prašau, bet aš tą norėjau atsigulti. Atvažiavo draugas, sakau, padaryk tą kelią. Pažiūrėkit. Nerealiai. Patiko tau darbuoti čia? Einam kugelę valgyti. Aš žiūrėkit, kaip jinai gražiai atrodo, kaip nuoginta. Tai tokia nedidūkė visai atrodo bačkutė. Nešu ją lauk. Man jos čia nebereiks, nes bus monoblokas lauke. O židinys čia bus be vandens kontūro. Čia yra vamsdukai pravesti viskas, kad būtų jau galim pajungti oro padavimas viskas, bet liks nepanaudota. Atsiras vietos katiliniai. Pagaliau. Čia yra pati natūraliausia ir labiausiai man pasiteisinusi ir pigiausia priemonė tiesiog. Ant žemės pabarstau ne per storai. Šiuo atveju Timas pabarstė. Ir žiauriai geras takelis, jisai gerai džiovinasi, labai tiek minukai džiovina. Ir kojos nemolinas būna.